Sveiki, esu kineziterapeutas Marius ir šis video bus truputį netradicinis. Papasakosiu apie alternatyvų akių gydymo būdą. Pats nešiau akinius jau labai senai nuo 4 klasės, tada kai man buvo 10 metų ir paskutinius kokius 6-7 metus labai pradėjau gilintis į tai, kas sukelia būtent akių nuovargį, dėl ko akys silpsta. Ir sužinojau daug labai dalykų, kurių tradicinė medicina nepripažįsta, kai tradicinė medicina sako visiškai priešingai. Ir jeigu jums įdomu, tai aš tikrai galiu šitus dalykus papasakot. Tai jeigu norit, kad papasakočiau, parašykit komentarą, kad papasakočiau, kad pasidalinčiau. Ir dabar aš su jumis padarysiu tokį pratimą palmingas, nuo žodžio palm, delnas. Ir šitas pratimas yra skirtas būtent atpalaiduoti pavargusias akis, sumažinti akių įtampą, pagerinti kraujotaką. Nes jūs žinote, kad jeigu mes kažką susižeidžiame, kažkokią traumą, kažkur susimušame, mes iš karto dedame ranką ant tos vietos. Sunku pasakyti, kas tai yra, bet bent jau kvantinė fizika ar psichologija sako, kad mūsų delnuose yra labai daug gydomųjų savybių. Labai daug gydomųjų, raminamųjų tokių savybių, ir kai mes dedame ranką ant pažeistos vietos, tai ta vieta, jinai kažkokiu būdu tarsi pradeda gyti. Ir dabar aš padarysiu pratimą palmingas. Dabar kaip tik sėdėjau prie kompiuterio maždaug gal 2-2,5 valandos, gal apie 2. Atnaujinu portalą kineziterapijos programos.lt ir kaip tik raginu užsukti į šitą portalą. Tenais dalinuosi kineziterapijos video programomis. Ir tada ilgai nekalbėję pereikim prie pačio pratimo. Mums būtinai reikės pagalbės. Aš visą laiką šitą pagalbę laikau ant stalo, automatiškai būna paruošta, kadangi turiu laisvos vietos. Vieną stalą aš esu paruošęs būtent palmingui. Ir darausi šitą pratimą tada, kai mano akys būna pavargusios po kompiuterio, po telefono, kai daug žiūriu. Ir šis pratimas naudingas tuo, kad ne tik pagerina akių kraujotaką, nuima įtampą, bet ir atpalaiduoja visą organizmą. Taigi, mes tada tiesiog, aš atsisėsiu priešais pagalbę, kojos ant žemės, pėdos ant žemės. Darydami šitą pratimą galite pasileisti raminantį muzikinį foną. Aš pasileidžiu kokią nors ar meditaciją, ar netgi pasakas pasileidžiu vaikiškas, tam, kad tiesiog visiškai kuo labiau atsipalaiduočiau. Ir raginu kėdę prisistumti arčiau, kad nugarą atsiremtų, ir pagalvė, kad būtų visiškai atremta į jūs. Ir dabar video truks tiek, kiek aš darysiu visą palmingą. Ir atkreipkite dėmesį, kad palmingas truks maždaug apie pusę viso video. Ir likusią dalį aš darysiu akių veido masažą. Ir masažuosiu tokias pakankamai sunkiai prieinamas vietas. Galbūt nematysite iš taip arti, bet visą ką darysiu, tai būtent yra skirta kraujotakos pagerinimui, kad pagerėtų kraujotaka, kad akys ir aplinkiniai audiniai atsipalaiduotų, būtų geriau aprūpinami krauju ir suminkštėtų tie mūsų audiniai, raumenys, audiniai aplink akis ir panašiai. Gerai, tiesiog ilgai nekalbėdamas, mano akys tiesiog jau nori to palmingo, aš pats jo noriu. Ir tada aš nieko nekalbėsiu. Jūs, jeigu norite, kad pasidalinčiau, kaip sakiau, parašykit komentarą, uždėkit like, užsiprenumeruokit mano kanalą būtinai, nes tokių video bus tikrai dar ne vienas.
Ir tada be ilgų šnekų pereikim prie veiksmo.
ir viskas. Ir iš tikrųjų fanlingą galima daryti neribotą laiką. Jis rekomenduojama daryti visada, kai jūs jaučiate akių įtampą, akių nuovargį, ar tai po telefono, ar tai po kompiuterio, ar tai po knygų. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, dabar kaip jaučiate, kad aplink akis pagerėja kraujotaka, platesnis žvilgsnis, jisai akys nebe tokios jautrios. Ir aš jaučiuosi labiau atsipalaidavęs. Tai iš tikrųjų planuoju padaryti akių gerinimo, akių stiprinimo kursą, kuris paremtas netradicinė medicina, kartu su kineziterapijos pratimais, nes aš pats juos praktiškai visus esu praėjęs ir efektas tikrai labai geras. Tai jeigu jūs domina, tikrai parašykit komentarą ir šis kursas yra mano planuose. Tai palinkėsiu gero palvinko, jeigu turite klausimų, klauskite.